Manau, kad sporto psichologai padeda tiek pasirašyme, tiek dalyvaujant varžybose, nes tu gali gauti daug spaudimo iš aplinkinių, tiek iš žiniasklaidos, tiek iš aplinkinių sportininkų. Ir manau, jeigu tu dirbi su psichologu, tau gali padėti tai mąstyti iš kitos pusės ir gal tiek neimti visko į galvą. Tai manau, kad sporto psichologai tikrai gali padėti, ypač prieš didelius startus. Ir kaip susitvarkyti tą psichologiją ir nepamesti savęs, kai reikia pasirodyti savo geriausią rezultatą. Aš manau, būtent kadangi aš patu Amerikoje, gal jie gauna tą kitokią įžvalgą, kaip viskas atrodo tenais. Tai aš manau, tai jiem tikrai padeda palyginti, nes tikrai sulaukiu klausimų apie kaip ten viskas atrodo palyginus su čia, mityba kaip atrodo kaip čia, treniravimas ir panašiai. Tai aš manau, kad jie gali pasisemti labai daug iš to. Ir kadangi Amerika yra labai didelė šalis ir manau, kad ten labai greitai viskas keičiasi ir yra daug inovacijų, tai manau labai daug galima sužinoti iš to ir tiesiog atsivežti čionais ir pasidalinti su visais būsimais treneriais, ką aš išmokau būtent būdama tenais.